Sveikuliukai, populiukai, aš esu Rusija pasiruošęs. Rusija gera ir vėsu, bet šiandieną nusprendžiau sekmadienis labai gerą minutėlę laisva. Nusprendžiau, kad ir karštą laukę pabandyti trumpai, pabandyti praminti, o kaip gausis nežinau, žiūrėsiu pagal jausmą. Šiaip laukia karšta, bandysiu pafilmuoti, prisimontavau antenų. Tai bandysiu važiuoti link Aukštelkės, o po to žiūrėsim. Idealiausia būtų iki Kurtuvėnų, bet nežinau dar kaip. Ir aš kaip pradedantysis dviratininkas, tai dar ir takų visų nežinau, tai bus truputį ieškojimo turbūt. Ir tai va, važiuojam.
Vibrato. O ta mortikai čia tokioj vietoj būt gerai. Gerai, kad prisistabdžiau biškį. Žiauru. Smagiai. Baikeriai. Nežinau kaip matos, tikiuosi, kad matos. O, labą dieną, draugeliai. O, žiūrėkit. Chebros. Ko karšta ir jum? Karšta, draugeliukai. Išleipę. Kiek supratau, kažkur išlindau prie Kurtuvino jau. Nesu čia dar važiavęs. Gerą vietą įvažiuoju, va. Niu. Ko jūs? Pumpuliai. Nebijokit. Čia Danieliukai. Danieliukai greičiausiai. Kai grožis. Pavėsiai sugulė. Nes saulė tai žiauriai kepina. Niu. Labą dieną. Liabas. Žiūri taip įtariai. Ne, iš pavėsį nebaidysiu aš jūsų. Gulėkit. O, ten ateina raguotasis. Raguotasis. Tuoj susipažinsime su raguotoju. Nieko neprimenu. Geras laidas būdavo. Nio. Oi, kokie tavo ragai. Oi, koks tu rimtas bachūras. Eik tu savo ir ten va rimtas. Čia kiek suprantu, rimtas šaikas susirinkus. Labas, aišku, čia nuo musių baidais, o ne
o ne su manim. Eik savo, čia rimta. Nu, tu, bet tave priėmė į kompaniją, ne? Nes tu jau, ragiukai yra tokie, priėmė tave. Spėjų bosas šičia. Gulė. Labas. Grinai. Visiškai idėjas. Ką čia aš vaikšto, jis gyvena savo gyvenimą. Tie tokie bailesniai. Tai va, važiuoji kur nevažiavęs. Ir pamatai, ko nematęs. Nu, esu matęs, bet va toj vietoj, nežinau, kad čia yra, dar net neįsivaizduoju, čia kažkur prie Kurtuvėnų. Ta keliu variau ir išlindau. Neblogai. Saulė tai gerai duoda. Gerai, kad daug vandens pasiėmiau. Tai va, maža puzelė, pasidžiaugiu gyvūnyje. Važiuojam dar ten pažiūrėti. Turbūt iki Kurtuvėnų davažiuosiu ir po to suksiu atgal. Tai va, toks netikėtas vlogelis, netikėtas išvažiavimas, neplanuotas. Dar nesisveikinu, gal dar ką nufilmuosiu. Niekada nesu bandęs šitų daiktų, dželiukų. Tai užkaskim kolos. Į sveikatą. Nu jo, energija. Dabar viskas. Užsipučiau gėliaus. I'm a Superman. Nu va, dabar jau Kurtuvėnai. Kurtuvėnų bažnyčia gražia. Gražu. Čia yra dvaras prie Kurtuvėnų. Va tenai. Visai graži vieta. Ką sukels ir grįžinėsiu atgal į Šiaulius. Žiūrėsim, kaip važiuosis atgal. Šiaip karšta. Bet jeigu pavėsis koks ir vėjelis papučia, tai visai gerai važiuojant. Bet vat, jeigu nulipi vėjo nėra ir va, saulė, ypač kokiam miške, tai žiauruminis daiktas. Kumetynas. Dar įdėkim iki ten pažiūrėti.
Čia vėl. Iš tikrųjų, prieš važiuojant turbūt į tokias vietas, reiktų pasiskaityti istoriją truputį, kad galėčiau daugiau kažką papasakoti. Bet gėda, bet nieko daug negali papasakoti. Tai tik, kad čia yra Kurtuvėnų dvaras, turbūt tai dvarą, kas išlikė, restauruota. Ganėtinai graži vieta. Atvažiuot, pasivaikščiot arba su dviračiu prasilėkti. Bet tą maršrutą užskaitau. Nuo Šiaulių link Kurtuvėnų tik vienas atstumas, kur reikia truputį pavažiuoti kartu su mašinom, bet labai trumpas toks gaunas. Tai viskas gerai. Va, tai čia yra ten, kur buvo dvaro svirnas yra. Po to čia yra KRP lankytojų centras. Čia yra parko takai įvairūs. 1996 metais parko architektas Kazimieras. Aha. Va, tai čia padarė jau senokai. Ir medeliai geri stovi. Matos, ne pirmi metai. Ekspertas pasakoja. Tai va, kaip ir išvyka nepasiruošus, viskas ekspromtu, taip ir atvažiavau ir nepasiruošęs nieką jums papasakoti. Bet va, tik tai paprodau, kad iš Šiaulių, kiek čia, grubiai 20 km, dviračio takeliu, maža dalelė ne greitkelio, o kartu su automobiliais, nedidelė dalytė ten. Ir Kurtuvėnai. Šo. Laukia kelias atgal. Varom. Overthink tomorrow when we're alright. That's when we forget just who we are. Make us come together and we're alright. That's when you remember who you are. You are. Running, thoughts running, they run away from you. Running, thoughts running, they run away from you. You
forget just who we are. Make us come together and it's alright. That's when you remember who you are. You still get deep. Iš 8 minutės filmuota. Tai va, nuo Kurtuvėnų per tą miškiuką prasiėjo kaip gerumo. Dabar ką, truputį lysim į kelią ir trumpai pralėksim keliuku, nes mums reikia į kitą pusę, nes čia brūzginai tik per tiltą, tai, nu, žodžiu, būtinai turim keliu pavažiuoti, bet nieko baisaus, važiuojam pagal taisyklės su atšvaitais ir pasikausti. Lekiam. Pasirodo, čia dabar mačiau yra irgi takelis tenai, žodžiu, net nereikia išvažiuoti, yra takelis. Aš tik tai jo nepastebėjau važiuodamas. Tai reiškia, viskas liuks, praktiškai takeliais iki pat Kurtuvėnų. Jėga.
traveling the mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Grįžau. Paskutinės vandens atsargos. Pasivažinėjau. Va taip. Įdėsiu turbūt Stravą, tai bendrai nuvažiuota, kiek mačiau, lyg ir 42 km. Tai va toks ekspromptinis važiavimas, plus išsibandyti norėjau savo prikabinimus kamerai, tai šalmas, vairas. Tai nežinau, kaip video gausis, pamatysim, pažiūrėsim. Tai tikiuosi kas žiūrėjo, patiko. Man tokia nauji takai truputį link Kurtuvėnų. Pasitikrinau, ten, žodžiu, pirmyn atgal 40 km, labai superinis pasivažinėjimas. Gali sustoti ir ledų nusipirkti. Aš nepirkau, nes namie turiu, saugojaus, taupiaus namams. Na ir ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe. Jeigu patiko, nesunkugi paspausti šitą, pasidalint galit. Ir jeigu įdomu kaip peržengti save, peržengia save kanalas, užprenumeruokit. Ir ateityje tikiuosi bus daugiau iššūkių. Taip kad visi tie važiavimai su dviračiu, po truputį, visi pasiruošimai, visos treniruotės, ką stengsiuos dėti, viskas veda kol kas link vieno tikslo, tai Ironman finišo. Kai bus, pažiūrėsim. Ačiū, kad žiūrėjo. Iki.